Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, SEO reklamos agentūra. Šiandien noriu pasidalinti, parodyti, kaip ChatGPT ieško, tai yra kaip tiksliai, ką tiksliai suveda pats GPT, nes tai, ką mes suvedame į paiešką, skiriasi nuo to, kaip ieško pats GPT. Kodėl mes tai norėtume žinoti, nes tada mes žinosime, o kaip tiksliai jis ieško ir galime pagerinti rezultatus mūsų tinklapio. Aš parodysiu pavyzdį, dabar suvedžiau į paiešką skubi kardiologo konsultacija su siuntimu Vilniuje. Tada viršuje reikėtų, taip, aš lėtai rodysiu, bus galima arba atsukti, pakartoti. Taip, tada to parodysiu. Štai čia, kai paieška yra baigta, matom, yra C/ ir tada po C/ reikia nukopijuoti ilgą kodą. Tada mes einam čia yra Chromas. Labai svarbu daryti Chrome, nes Firefox'e sunkiau surasti. Tada atidarom Network. Network'e štai čia yra filtr. Spaudžiu copy paste, aš įvedu, įklijuoju tą ilgą pavadinimą, arba sakykim, čia tą kombinaciją. Ir tada spaudžiu refresh, parodysiu, kaip ir spaudžiu. Štai čia spaudžiu refresh, toj man atnaujins, turėtų perkrauti puslapį. Tada laukiam, kada čia užsikraus bus toks oranžinis ženkliukas ir jis mums parodys, kaip tiksliai ieško GPT, nes tai, ką mes suvedam, tikrai skiriasi nuo to, kaip ieško pats GPT. Gerai, tai to parodysim. Mūsų paieška štai čia. Mums reikia atidaryti response, arba gal iš karto jau atidarė. Tada čia response, aš spaudžiu Ctrl F ir ieškau tada queries. Search queries. Radau laukelį search queries ir dabar matau užklausas, kurios buvo siunčiamos. Tuo aš praplatinsiu. Bet yra 3 užklausos, kas buvo siunčiama į paiešką. Vilniaus skubi kardiologo konsultacija su siuntimo registracija kardiologas Santaros klinikos. Vilniaus kardiologo konsultacija su siuntimo ligonių kasas privati klinika kardiologas. Trečia užklausa, kuri buvo irgi nusiusta. Vilniaus skubi kardiologo konsultacija siuntimas Respublikinio ligoninė kardiologas. Štai kas buvo siunčiama į paiešką. Čia yra metodas, kuris naudojamas query fanout. Apie tai pasakoja yra SEO trečiadienis 78 ir 79. Labai rekomenduoju peržiūrėti 79, nes ten pasakoja pagrindus, kaip gauti geresnę matomumą savo svetainį dirbtiniam intelektui. Tai dabar mes žinom, kaip veikia, nes dabar ir matom, kaip veikia paieška GPT viduje, ką mums reikėtų padaryti, nes mes žinom, kad GPT su mūsų užklausa siunčia kitas užklausas, surenka rezultatus. Štai čia yra rezultatai ir mes galim čia pamatyti, užtruko 21 sekundę, kiek yra cituojama. Taip, cituojami yra 3 rezultatai. 3 rezultatai, kurie buvo surinkti naudojant šias užklausas. Tai, link ko mes einam? Kad jeigu mes norime būti matomi ChatGPT pagal mūsų užklausą, kuri yra, nuo kurios mes pradėjom, skubi kardiologo konsultacija su siuntimu Vilniuje, mes turim būti matomi Bing'e pagal 3 užklausas ir dabar mes žinom, kad mūsų tinklapį reikia iškelti pagal tokias užklausas. Parodysiu kitą pavyzdį. Jau irgi čia yra atlikta. Dabar taip pat nukopijuosiu šitą odigitę. Inspect. Dabar eisiu greičiau. Gali paskui pakartoti. Čia ištrinsiu seną mano užklausą. Filtr čia įvedu naują. Tada spaudžiu refresh. Tuoj man perkraus. Laukiu, kada pasirodys oranžinė ikonėlė su tekstu. Tada surasime queries. Taip, info yra surinkta, aš esu čia prie responso, tada čia spaudžiu į šitą laukelį ir ieškau queries, search queries. Mano užklausa čia buvo geriausiai naudoti nešiojami kompiuteriai Vilniuje. Ką nusintė GPT? GPT nusintė tokias 2 užklausas. Naudoti nešiojami kompiuteriai Vilnius, garantija ThinkPad, Dell Latitude HP EliteBook. Ir antra užklausa buvo refurbished laptop Vilnius naudoti nešiojami kompiuteriai. Kaip tai panaudoti?
kaip jau buvo minėjęs, reikia optimizuoti ir gauti matomumą savo tinklapiui pagal tokias užklausas. Tai yra paprastas konceptas, jį reikėtų suprasti ir tada toliau naudoti savo tinklapiui. Jeigu video yra naudingas, spauskite like, daugiau naujienų apie tai, kas vyksta su SEO, su paieška, su marketingu dabar mūsų kanale SEO trečiadienis. Rekomenduoju, taip, aprašyme bus nuoroda į 79 SEO trečiadienį epizodą, kažkur irgi ekrane bus nuoroda, ir aprašyme, ir ekrane. Jeigu naudinga, like, subscribe, nenaudinga, parašykit, nepatinka, kokios medžiagos norit. Ir iki kito karto.